Šiandien labai tingiu, bet kažką reikia pagaminti valgyti, nes, reikia pavalgyti. O kai tingi pavalgyti, o kai tingi gaminti valgyti, tai šiandien bus bulvių bokštelis. Mano bulvių bokštelis. Kaip aš darau savo bulvių bokštelį, tuoj parodysiu, bet pirmą išsiverdu bulvę. Tai greitai pasižiūrėsiu, kaip ten tos mano bulvės, atsinešu ir darom. Užtruksim, žinokit, minutę, gal 2, bet tikrai labai greit pasidarys. Štai, išvirtos bulvės, kad saugočiau vamzdžius, paleidžiu šaltą vandenį ir greitai nupilam. Aš čia išviriau bulvės, parodysiu, tikrai. Va, bulvės, net galvoju. Į jas karštas aš dedu konservų. Tai yra, nesvarbu, kokios mėsos konservus jūs mėgstat arba turit, tai tokius ir gali dėti. Aš dedu, nes man labai pasisekė, mano tėtis yra ūkininkas, medžiotojas ir čia aš turiu šerno konservų. Tai aš įdėsiu juos į karštas bulves. Su viskuo čia. Dedam tiesiog, su visais drebučiais, su viskuo. Kai įsidedam konservų pagal skonį, tiek kiek norim, uždengiam truputį, kad sušiltų ir mums reikės tokio įrankio, kad viską sutrinta. Štai mano šaukštas, pamaišau, dedam į bliūdelį. Ir mums reikalinga šakutė, kad suformuot bokštelį. Praktiškai Eifelio bokštas čia gaunas. Savo Eifelio bokštą aš valgysiu su raugintais agurkais ir pomidorais. Nieko nebus, reikia rimtesnių įrankių. Išleidžiam orą ir atsidarys tikrai. Jau čia kas nors galėtų sakyti, kad sugadinsiu dangtelius. Nieko baisaus. Va. Va. Ir tada dedam po truputuką. Pomidoras agurkas, pomidoras agurkas, pomidoras agurkas. Va. Va. Štai čia yra mano bulvių bokštelis. Be žodžių.